Sveiki gyvi mūsų mylėjai žiūrovai, klausytojai ir malonioji auditorija. Su jumis Audrys Antanaitis ir laida Vilniaus radiofonas – 4 okupacijos. Šią laidą iš dalies remia Vilniaus savivaldybė, o mes esame jau neblogai įsivažiavę ir šiandieną kalbėsime apie sudėtingą Lietuvoje veikusių radijų laikotarpį, apie metą prieš pat Antrąjį pasaulinį, ar jau prasidėjus pasauliniam, ir galbūt šiek tiek užgriebsime, kas vyko šiek tiek ir po jo, jau žvelgiant iš šių dienų perspektyvų. O mūsų laidoje šiandien dalyvauja Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro generalinis direktorius daktaras Arūnas Bubnys. Labą dieną. Labą dieną. Bei Istorijos instituto mokslo darbuotojas, humanitarinių mokslų daktaras Artūras Svarauskas. Labą dieną. Labą dieną. Ir pradėkime gal nuo to laikotarpio, Arūnai. Išties prieš pat Antrąjį pasaulinį čia keičiasi valdžios ir prieš Antrąjį, ir per Antrąjį kaip pirštinės. Reiškia Lenkų, lietuvių, sovietų, nacių, vėl sovietų ir viskas tas per keletą metų. Ir vienaip ar kitaip turi atsispindėti ir oficialiosiose ideologijose, kaip tas pasakojimas suspėja per tokį trumpą laiką keistis ir paveikti čia gyvenančių žmonių sąmonės. Na ir žinoma, mums įdomiausias turbūt būtų tas radijo aspektas. Na, čia toks klausimas, sakyčiau, labai platus, jau atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus miesto valstybinė priklausomybė nuo 1915 metų keitėsi berods 7 kartus. Reiškia, buvo, dar daugiau prideda. Buvo caro Rusijos, paskui kaizerinės Vokietijos, paskui 19 metais Lenkijos kariuomenė užima, paskui trumpą laiką Rusai, paskui Lietuva trumpą laiką, paskui 39 metais vėl sovietai užima, po to perduoda Vilnių ir Vilniaus kraštą, dalį Vilniaus krašto perduoda Lietuvos Respublikai. Lietuvos Respublika 40 birželio 15 okupuoja Sovietų sąjungą, paskui 41 prasideda nacių sovietų karas, naciai okupuoja, 44 vėl sugrįžta sovietai. Na, žodžiu, tie laikotarpiai valstybinė priklausomybė labai keitėsi. Man daugiau galbūt yra žinomas būtent tas vokiečių okupacijos laikotarpis nuo 41 birželio 24, galima sakyti, iki 44 Liepos. Bet vien tai, kad jūs įvardinote, labai įdomu būtų pasiekti žmonių psichologiją. Ar jiems jau pasidarė tas pats, kas čia yra? Nu, tiek dažnai keičiasi, kad jau tampa kasdienybė. Ar vis dėlto tai baisus stresas? Na, aišku, labiausiai rūpinosi, sakykime, valstybinė politika, taip pat ir radio transliacijų srityse, būtent tą kraštą ir miestą valdžios. Jos suprato radio reikšmę, ypač 20 amžiui, radio, sakykime, propagandos reikšmę masėms, kaip žodžiu, radijas pasiekė plačiasias mases ir turi didžiulę įtaką, reiškia, ar tos masės rems vyriausybės politiką ir valdžios politiką ar nerems. Na, jeigu kalbėt apie Vilnių, tai iš tikrųjų čia irgi išvadas daryti sunku, nes Vilnius buvo daugiatautis miestas, praktiškai tarpukariu ir Antro pasaulinio karo metais. Jis buvo vyravo Lenkų ir žydų tautinės grupės. Lietuviai, gudai, rusai, sakykime, vokiečiai, čia totoriai buvo tautinės mažumos. Tai tas vienas dalykas sostinė Vilnius, kitas dalykas yra kaimiškų apskričių ir valsčių gyventojai Vilniaus krašto. Ir čia ne veltui susiformuoja ta vadinama tuteišų tokia, sakykime, kaip ir kalbinė grupė, kuri, sakykime, neturi aiškios tautinės savimonės ir, sakykime, laikosi daugmaž tokio labai praktiško principo. Ar kieno valdžia, tokia ir mano tautybė. Ir pavyzdžiui, buvo, sakykime,
visuotinis Lenkijos gyventojų surašymas 1931, praktiškai tie katalikai, sakykime, kurie išpažino katalikybę, žydai čia kitas dalykas, reiškia, jie tokie ne visai aiškios tautinės savimonės, jie beveik visi užsirašo, reiškia, Lenkais ir didelė dalis ir gudų, ir sakykime, dar lietuviškos kilmės gyventojų užsirašo Lenkais. Pavyzdžiui, 42 metais, kai jau yra vokiečių okupacija ir vėl daromas Lietuvos generalinės ryties gyventojų surašymas, bet didelę įtaką gana turi ir vokiečiams pavaldi lietuviška administracija šitame krašte. Jie, reiškia, tie žmonės, didesnė dalis jau užsirašo lietuviais. Tai, tie patys žmonės, tai pagal 31 surašymą absoliučiai dominuoja Lenkai. Reiškia, Vilniaus vaivadijoje, ten Trakų, Vilniaus apskritai Švenčionys dominuoja Lenkai. 42 net toj pačioj Vilniaus apskrity jau kaimiškose vietovėse didesnę dalį sudaro lietuviai. Lietuviai susirašo. Matot, žodžiu, vienas dalykas valdantieji, inteligentija, o kitas dalykas yra tos plačiosios masės ir ypač kurios gyveno kaimuose, nes 80% tuomet Lietuvos gyventojų gyvena kaimuose. 80%. Reiškia, tas jų raštingumas, išsilavinimo lygis nėra aukštas. Už tai gana lengva buvo manipuliuoti, sakykime, politiniais ir tautiniais dalykais ir kiekviena nauja valdžia stengiasi tai daryti. Tai atsiradus radijui kaip technologijai, ko gero radijas galėjo būti paveikesnis, kai jau imtuvai atsirado, negu laikraštis, nes klausimas, kiek tie kaimo žmonės mokėjo skaityti, Lietuva nebuvo tarp raštingiausių Europos valstybių. Na, sakyčiau, kad Vilniaus krašto lietuviai tarpukariu labai vis tik tai rūpinosi savo tautiškumu, savo kultūrą ir savo raštyje. Ten veikia ir Ryto draugija, ir Kazimiero draugija, švietėjiškos draugijos, kurios labai stengiasi puoselėti, išlaikyti tą tautybę, tautiškumą. Ir buvo kaimo mokyklos, kaimo bibliotekos, skaityklos. Reiškia, bent jau pasižiūrėjus į lietuvių veiklą Vilniaus krašte, tai tikrai buvo daug daroma ir stengiamasi, nepaisant tos lenkiškos valdžios represijų, kurios ypač sustiprėjo nuo 1935 metų, čia Bocenskis vaivada ir visa kita, polonizacinė politika. Lietuviai, sakyčiau, laikėsi labai, sakyčiau, stipriai, tokia kultūrinė, tautinė rezistencija buvo stipri. Artūrai, apie šį kraštą ir apie jo gyventojus tą dinamiką iš ties yra gana įdomi, nes aš skaičiau, kad caro Rusijos atliktas gyventojų surašymas dar XIX amžiuje parodė, kad Vilniaus gubernijoje 64%, jeigu aš neklystu, užsirašė tada lietuviais. Po pirmo pasaulinio čia buvo daug lietuviškų kaimų ir žmonių, bendruomenių, kurių neliko prieš antrą pasaulinį. Tai yra, sulenkėjimas vyko labai greitai tuo metu, dėl tų turbūt represinių visų dalykų. Bet kiek ideologija ir propaganda ir tuo pačiu radijo bangos buvo svarbios, keičiant gyventojų identitetą ir kokios nuotaikos apskritai vyravo. Tai, kas sako Arūnas, tarkim Vilnius, Lenkai, žydai ir po 1-2 procentus kažko. Lietuvių, man atrodo, ar ne 2 procentai, tik tai apie 2 procentus. Tik tai te buvo. Tai ar vertėjo apskritai Lenkams su lietuviais kariauti čionai? Kokia buvo ta visuomenės mąstysena, ideologija? Na, Arūnas visai pastebėjo taikliai. Aišku, tam yra tam tikras šito regiono žmonių dalies, tų žmonių yra mentalitetas, tas vietiniai. Reiškia, jie ne Lenkai. Jie ne Lenkai, jie ne lietuviai, ne baltarusiai ir keičiasi valdžia, keičiasi, ne visų dalies be abejo. Aišku, vienas momentas yra kitas. Kiekviena valdžia, kuri būtų, jinai turėjo savo tam tikrų politinių interesų, ką daryti su tai žmonėmis. Kiekvienas gyventojų surašymas vienaip ar kitaip turėjo parodyti, kad čia yra tos valstybės dominuojantis, etninis, reiškia,
momentas. Tiek Lenkų surašymas 35-31, tiek paskui, kaip Arūnas minėjo, 40 metais jau 41 vėl jau radikaliai, lietuvių pasirodo daug. Kaip tariant, tie skaičiai, ta statistika yra tokia manipuliatyvi. Ir sunku pasakyti, tiesą sakant, kaip yra. Kitas momentas yra, ką mes turim kalbėti apie šitą regioną, pietryčio Lietuvos apskritai visą Lietuvą, apie šitą regioną. Tiek po Pirmo pasaulinio karo, tiek Antro pasaulinio karo metu mes turim dar atkreipti dėmesį į karo pabėgėlių aspektą. Nagi juk Pirmo pasaulinio karo pradžioje čia iš šitų teritorijų, kiek ten apie 500 000 žmonių pasitraukė. Į rytus, reiškia, nuo fronto bėgo nuo kaizerinės Vokietijos. Paskui vyko jų iki kokių 1922 metų jų tas grįžimo procesas. Kas grįžta, kokie grįžta žmonės iš tos Rusijos revoliucionizuotos. Ta valdžia mėgina saugotis, kad neįsileisti viso neaiškos elemento, kokių čia idėjų, ideologijų jie gali parsivežti ten iš tos porevoliucinės. Tai tai vėlgi yra, kas tie žmonės, kiek jie turi pilietybės. 39 metai. Lietuva atgauna Vilniaus kraštą. Pasportizacijos klausimas. Kas tie, kurie čia dabar Vilniuje gali turėti teisę pilietybę, kiek jų yra iš viso. Ir tiesą sakant, tokie tyrimai jau senokai yra pakankamai atlikti, kad arti 100 000 žmonių 39 metais Vilniuje čia apylinkėse pakabinti ant kabliuko, jie neturi teisės į pilietybę lietuvišką, nes jie tos tarpukarinio laikotarpiu iš Lenkijos gilumos, kaip tarnautojai, valdininkai, buvo tiesiog atkelti čia į Vilnių, jie neturi čia šaknų. Ir dabar Lietuvos valdžia 39 nežino, ką su jais daryti. Jie nėra čia vietiniai gyventojai, kuriems galėtum pasą suteikti. Ir čia yra labai svarbus momentas. Vienas iš aspektų, kalbant apie tiek okupaciją, apie 40-uosius metus, žinot, kaip kartais galima tos žmonės, kai kurios tokius neturinčio tokio aiškaus identiteto, jais manipuliuoti. Ateina Sovietų valdžia 40 metais ir propaganda triubija. Visi Vilniaus gyventojai, nepaisant tautybės, gaunate Lietuvos pilietybę, LTSR pilietybę gaunate. 40 metais. Ten 400 metų gruodžio mėnesį, aišku, jau buvo jau SSRS visi piliečiai tą patį pasikeitė. Bet prieš Liaudies Seimo rinkimus Liepą. Triubija, tokia, suprantat, 100 000 žmonių, aišku, ten dalis jų išvežta jau buvo. Į Rusijos ten gilumą kiti. Kai kas matyti susimąstė. Gal ir nebloga ta valdžia. Čia siauras be abejo aspektas, aš nenoriu čia sureikšminti jo. Tai tie žmonės, su jais iš tiesų yra pakankamai, reiškia, tas toks nuotaikų nepastovumas, neiškumas ir ką tikėtis iš jų, kokios jų mintys, kokios idėjos vieno ar kito valstybingumo atžvilgiu. Ir aš tikrai pritarčiau, čia dar pakartosiu Arūno tą mintį, kad kokia valdžia dalies tų žmonių, tokia ir pilietybė. Taip, bet Arūnai, ir tarkime saldainio kažkokio vadinasi reikėjo ieškoti. Kieno ratose sėdi, to ir giesmę giedi, dėl to jūs abudu sutinkate. Čia buvo lietuvis, atėjo Lenkija, gerai, būsiu Lenkas, atėjo vokietis, bet palankus lietuviui. Geriau negu Lenkų būti lietuviu, žinoma, aukščiau reiting. Vokiečių laikais taip. Taip, ir tai tada jau vėl lietuvis. Kuo tuometiniai ideologijoje valdžios bandė paimti žmonės ir tautą? Labai čia Artūras gerai vieną nedidelį aspektą užsiminė, LTSR pilietybė. Gerai, gaunu savo šalies pilietybę, ar ne? Čia yra saldainis. Taip. Reiškia, kuo bandė, tarkime, tie patys vokiečiai? Tarkime, Plechavičiaus ten rinktinės reikalus gal žinom dar kažką, bet ir tas pats radijas veikė. Ką jisai siūlė? Kaip radijas veikia visais laikais nuo jo įsteigimo, sakykime, ir Lietuvoje, ir Lenkijoje. Tik tai keitėsi jo tenai pavadinimai, ten valstybinis radiofonas, sakykime, Lietuvos Respublikoje pavaldumas, iš pradžių ten susisiekimo ministerijai, paskui švietimo, paskui ministerijai, paskui išvis vyriausybei. Ministrų pirmininkui tiesiogiai pavaldus radiofonas. Tai reikšmė jau tada didelė jau reiškia teikiama. Sovietmečiui vėl tas pasikeičia pavadinimas ten ir vadovybė visa ir visa kita, vokiečių laikais irgi pasikeičia kadrai ir transliacijų turinys irgi pasikeičia. Bet jeigu sakot, kas tas saldainis, tai sakykime, jeigu imti, pavyzdžiui, Vilniaus krašto sugrąžinimą Lietuvai, tai
Tai iš tikrųjų galbūt yra svarbiausias toksai saldainis, tai buvo, ko gero, miesto aprūpinimas maisto produktais. Nes iš tikrųjų situacija 39 spalį po bolševikų išėjimo iš Vilniaus buvo su maistu, buvo sudėtinga labai situacija ir čia iš karto, nes Lenkijos valstybės nėra, okupuota, žlugusi, valiuta lenkiška praranda vertę visiškai zlotai, įsivaizduokit. O Lietuvos, reiškia, valdžia, atsižvelgdama į tokią sunkią gyventojų padėtį, reiškia, vis tik tai pradėjo keisti zlotus į litus tam tikrų santykių. Nu, nepalankių Lietuvos valstybei, bet vis tiek keitė į litus, kuri buvo tvirta valiuta litas. Kitaip tariant, Lietuva suprato, kad jie turi tą kraštą tiesiog išlaikyti. Jo išlaikyti, nes visą laiką mes be Vilniaus nenurimsim. Įsivaizduokit, jeigu imkim dėrybas tas 39 metų Urbšio Molotovo, reiškia, iš pradžių Lietuva, reiškia, priešinasi tam Raudonosios armijos įgulų įvedimui Lietuvoje pagal savitarpio tą sudarytą sutartį spalio 10. Reiškia, tada Molotovas Urbšiui pasako, ar jūs imsit Vilnių ar neimsit, reiškia, mintis buvo net atsisakyti Vilniaus, kad nebūtų Raudonosios armijos įgulų Lietuvoje. Jis pasako, ar jūs imsit Vilnių ar neimsit, vis tiek sovietų įgulos Lietuvoje bus. Nu tai tada jau ką daryti, tai jau tada bent jau Vilnių pasiimam, dėl kurio mes taip sukūrėm Vilniaus atgavimo mitą tą visą, kad mes be Vilniaus nenurimsim. Jeigu būtume neėmę, būtų reikėję paaiškinti, kodėl. Būtų tauta nesupratus. Būtų tikrai tuomet tauta nesupratus ir pasmerkus Lietuvos valdžią, jeigu jie nebūtų paėmus Vilniaus tuomet. Tai Lietuva būtent per materialinių sąlygų, reiškia, gyventojų aprūpinimą, iš tikrųjų situacija buvo labai bloga ir man atrodo, tai buvo teisingas, reiškia, ėjimas sukurti tokias pakenčiamas materialinės gyvenimo sąlygas Vilniečiams, nes jeigu alkanas žmogus, tai jam ten politika yra antroji, gal trečioji vietoje. Artūrai, o keršto motyvas pasigirdo koks nors iš Lietuvos pusės? Nes, kažkokiom karštom galvom galėjo norėtis keršyti už tos 20 metų okupacijos? Buvo visokių minčių. Tik aš pasakysiu Lietuvos vyriausybės komplimentą tuo metu vyriausybei. Taip nelabai kontroversiškai vertinam Antanui Merkiui ir kitiems vyriausybės galvoms. Keičia emocijos 39 rudenį Virė mieste. Vieni sveikino Lietuvos kariuomenė žygiuojančią su gėlėm, kiti darė pogromą kaip tik 39 spalio pabaigoje, lapkričio pradžiai. Čia vyko tokios... Tai pogromas buvo? Buvo, reiškia, Lenkų pogromas prieš žydus. Lenkų prieš žydus. Ten visiška suirutė buvo. Žydai skundėsi, bandė skundtis lietuviams. Lietuviai nesutikėjo tokio kibrokšto, kad įžygiuojant į Vilnių, čia kai kuriuose rajonuose, netgi senamiestį, reiškia, Lenkų nacionalistai kaltino žydus, kad jie tuo laikotarpiu, kai Raudonoji armija nuo rugsėjo mėnesio buvo užėmus Vilnių, kad jie buvo savo rodė prielankumą Raudonojai armijai. Ir kad jie nebepardavinėja duonos ir Lenkai negali nusipirkti duonos. Visos krautuvėlės, tos lafkės uždarytos. Tai kilo ta sumaištis, lietuviai žygioja su paradinėm uniformom ir nesusigaudo, kas darosi. Kadangi kažkas mušasi. Tada žydai kreipėsi pagalbos pas lietuvius, Lietuvos policija dar neatvažiavusi, tada žydų dalis bendruomenės eina į Naują Vilnią, į Raudonosios armijos tą poligoną, prašo sovietų kariuomenės, atvažiuokit tankai į miestą, gint mūsų nuo Lenkų. Tokia sumaištis, vieni kitus kaltino, reiškia, toks visiškas. Tai čia truko apie kokią savaitę, nemažiau to buvo ir aukų tokių nebuvo, bet tai va čia tas momentas. Tai čia, o dabar dėl keršto, tai ką aš pradėjau minti savo. Va šitoje tokioje emociniam tokiam fone, laukia, aišku, ir lietuvių buvo karštų galvų, ir Lenkų karštų galvų. Beje, man atrodo, 39 metais Žvėryne čia Lenkų pogrindininkai jau tada, kai Lietuvos kariuomenė žygiavo, ir lapkričio mėnesį, man atrodo, iš Žvėryno iš Kulkosvaidžio apšaudė net kariuomenį. Įsivaizduokit, kas vyksta. Žygiavo tai spalio pačioj pabaigoje. Ir ten iki lapkričio 2-3 tas pogromas ten tęsiasi ilgai. O apšaudė jau po to pogromo? Tuo metu. Taip, tai visko ten buvo. Bet vyriausybės tokiem kai kuriam racionaliniam sprendimam
buvo racionalūs sprendimai. Tai reiškia, iškart vyriausybė vieną iš pirmųjų veiksmų, ką padarė, rodydama toleranciją Lenkų bendruomeniai, lenkišką identitetą turintiems žmonėms, pastatė sargybą prie Pilsudskio širdies kapo Rasose. Kad neatsirastų iš Kauno atvažiavusių tokių karštų studentų, kad nenueitų ten nepridarytų reikalų kokius, kad nekiltų etninis dar didesnis konfliktas. Tai va, paskui stovėjo ir prie Basanavičiaus, aišku, buvo pastatytas ten kapo, visko buvo, kad Lenkų nebūtų pusės kažkokio atsakymo. Tai čia vienas momentas. Dabar yra apie kerštą. Nežinau, ar tai vadinti kerštu ir nekerštu, bet, žinot, tarpukario Lietuvoje buvo pravesta žemės reforma. Tos reformos principas yra, toks, sakykim, taip, toks. Iš vienų atėmė, kitiem atidavė. Ir ten buvo dvarininkų viso, reiškia, tas elitas, kurie ten 2 procentai tų dvarininkų valdė, berods apie 25 procentus Lietuvos žemės visos. O Vilniaus krašte nebuvo, kadangi Lenkijai priklausė. Ir dabar vienas iš tų momentų, tas pasaulinis karas, socialiniai reikalai, krizė, sunku, viskas yra. Ir kaip patraukta visuomenė dabar vyriausybei. Iškart sako, padarysim žemės reformą ir išdalinsim visiems čia Lenkų dvarininkų žemę valstiečiams. Tai iškart vyriausybės toks žaidimas, kad patraukti tą, kur minėjom, savo identiteto ne visiškai turinti tą valstietį be žemį. Reiškia, mes jums duosim žemės iš Lenkų ponų atimtos ir jūs būkit lojalūs Lietuvos piliečiai. Ir jūs tampat lietuviais. Lietuviais. Ir žinokit, tas suveikė, tas labai suveikė ir tie žemesniai socialiniai sluoksniai, ne mieste, aišku, aplinkui Vilniaus krašte, įvairių tautybių, Lenkai, gudai ir lietuviai, iš tikrųjų laukia. Jie susidomėjimo laukia. Ir dabar, ir nuo ko tai pradėta daryti? Aišku, čia to žemės nedaug buvo. Ir nebuvo ten ką labai daug dalinti. Bet Lietuvos laikraščiuose kaip parašyta. Žinot, kokia žinia didžiulė. Pirmom raidėm ten vienose puslapiuose pagrindinį. Vilniaus krašte pradedame žemės reformą. Aprūpinsime ten visus tos. Ir pradedam žemės reformą nuo Pilsudskio, Želigovskio dvarų ardymo. Suprantat, kokia žinia? Kokia žinia stipri. Tai ir aišku, čia toks, reiškia, svarbiausia, 2 šitos dvarus išardyti buvo. O kiek ten gavo, aš tiksliai negaliu pasakyti žemės. Dabar kaip vyksta tas visas momentas dėl tų karštakošių. Ar ne karštakošių? Iš esmės, reikia pasakyti atvirai, kad Vilnius Lietuvos vyriausybei nukrito aklai. Nesitikėjo, kad jie atgaus. Todėl net neturėjo aiškios strategijos. Žinot, visus tos 19 metų kalbėjo, mes be Vilniaus negalim. O palaukit, ar turit planą, ką daryti su to Vilnium, kad gausit? Pasirodo, kad nebuvo. Ir pats Merkys ministras pirmininkas ir Bizauskas čia, Merkio pavaduotojas, jisai čia Vilniui administruoti toks institutas buvo, įgaliotinis Vilniaus, reiškia, įvestas. Jisai ministro teisėm ten vyriausybėje buvo. Tai ir sako, žinot, mes į Vilnių atėjom apgraibom. Reiškia, neturim strategijos, ką daryti. Tai ir dabar buvo tokios kelios koncepcijos. Iš Kauno, aišku, jaunimas nori griežtai, greitai viską čia sulietuvinti, kad, reiškia, visiems tiem Lenkam čia parodyti dabar jų vietą. Ir čia iš dalies yra Maceinos tam tikra koncepcija. Jis išdėstė vienam iš, reiškia, Volano Gatį ministerijoje dabartinėme švietimo paskaitą skaitė, ką daryti su Vilnium. Paskui publikuotas tas tekstas buvo. Tai jo mintis tokia. Vilnius yra etninės lietuvių žemės, tiesiog, čia aš cituoju Maceiną, tiesiog dėl istorinių aplinkybių čia buvo tam tikros svetimų tautų apnašos. Jo, tokia terminologija, čia ne mano terminija. Ir dabar ką daryti reikia? Reikia tas apnašas padėti į muziejų. Į muziejų padėti reikia, tiesiog uždaryti, nugramdyti ir padėti į muziejų. Jis dar taip kultūringai. Kultūringai, taip reiškia, padėti į muziejų. Reiškia, ten pradedant paminklais ir baigiant visom įamžinimo vietom ir kalba Lenkų ir panašiai. Kita koncepcija buvo liberalesnė, kurios visgi laikėsi Antanas Smetona. Jis buvo skeptiškas pats asmeniškai prieš žemės reformą, prieš dalinimus, nes jisai tai įsivaizdavo, žinot, jam tai buvo komunizmas. Nusavint, atiduot kažkam, jis labai gerbė teisės viršenybės principą. Ir kol Smetona buvo valdžioj, tol jisai stabdė visus žemės reformos čia projektus, kad, reiškia, jis nepasidavė šitam tokiam, nugramdyti, nuskust, atimt, perduot vieniem. Tai ir čia vienas beje ir tokių kontroversinių momentų, kodėl dalis visuomenės taip labai pakankamai kritiškai žiūrėjo į Smetoną. Tai žiūrėk, jis prie žemės reformos, jis nenori liaudžiai duoti nieko. Ypač Vilniaus lietuviai. Taip. Ypač Vilniaus lietuviai. Ir čia yra vienas iš tų, yra policijos suvestinių labai daug. Važiuojant link Valkininkų yra tas Dargužių kaimas. Pranta, ten yra tie
tie Valkininkų apylinkės. Ir jie suprantat, kai ateina lietuvių valdžia 309, jie jau galvo, dabar tai mes atsigausim. Tiek po Lenkais gyvenom tiek metų, dabar mums valdžia yra, duos tarnybų, ir žemės duos ir visko. Ir nieks neduoda jiem nieko. Tai dabar galvo, kaip sako, lietuvių valdžia tai ir nieks nieko neduoda. Suprantat? Tai tų labai daug tokių ir pasipiktinimų buvo. Aišku, tai aš tokius jau nenoriu čia absoliutinti visiškai tokių dalykų, bet taip pat buvo labai sudėtingas momentas, kelios tos koncepcijos egzistavo, tokia tautinė, gerąją prasme tautinė, aš turiu menį tokia patriotinė, buvo šiek tiek radikalesnė, kuri čia norėjo tiesiog tiesmukai pakankamai susidoroti su įvairiais sluoksniais tautiniais ir kitokia liberalesnė. Dabar čia antras momentas yra, nes neužsiminiau apie žydų bendruomenės padėtį 309, kai čia atvyksta lietuvių valdžia. Tiek Merkio, tiek Smetonos, tiek administracinės Lietuvos valdžios tokia politika buvo žydai ir gudai turėtų būti, reiškia, gauti tokių tam tikrų, kaip sakyti, tas tokis žodis, būti favorizuojami, kad jie, reiškia, nesusikonsoliduotų su Lenkais ir nebūtų tas vienas toks monolitinis pritraukti prie lietuvių kaip prie geresnių draugų. Prie geresnių, reiškia, žydų bendruomenė, kuri įtakinga didžiulė čia mieste, kartu ir gudus, kurie apylinkėse gyvena, ar ne, ir kad tie Lenkai neturėtų tokio potencialo didelio. Tai kaip tai buvo mėginama, buvo gudam ir žadėta, kad švietimo įstaigos jūs turėsite ir mokyklų čia, nes man rodos, kad prieš kurio metais čia Vilniuje net nebuvo, gudai neturėjo su mokyklos jokios net, man atrodo. Gimnazijos tai tikrai neturėjo, o apie pradinės, man atrodo, irgi tenai kažkur tik tai regione, o ne pačiame mieste. Duosim jums mokyklą, tai reiškia, su baltarusių kalba, reiškia, muziejus įsteigtas čia senamiesty, kaip tik jau gali tvarkytis, tam tikrų žaidimo elementų buvo. Na ir kadangi jūs jau, kiek žinau, turėsite palikti mūsų studiją, tai vis dėlto, kaip paskutinis jums klausimas ir apibendrinimas, kaip tuo met buvo pasiekiama informacija arba kaip jinai buvo teikiama ta valstybinė informacija. Laikraštis tradiciškai stiprus, radijas nauja technologija ir tarkime, grinai žmonės galėjo dar neturėti aparatų. Tiesiog Sovietų Sąjungoje tai paprastai sprendė, pakabino kažką ten ant stulpo, rinkitės, drįskiai, klausykite. Čia yra turbūt kitaip. Kaip propaganda buvo skleidžiama. Ir geroji, ir blogoji, ir Lietuvos tuo pačiu. Aš to žodžio, propaganda kažkaip nelabai mėgstu vartoti. Žodžiu, žinia, mintis, pasakojimas, įteiginėjimas. Taip, iš tiesų, radiofonas, Kauno valstybinis radiofonas, Vilniaus radiofonas, radijas kaip moderni, technologinė tokia naujovė tikrai nedaugam buvo pasiekiama. Lietuva apie 3 milijonus gyventojų, visoje Lietuvoje, ne tik Vilniaus krašte. Iš tų 3 milijonų 309-40 metais buvo apie 70-80 tūkstančių radijo imtuvų. Tai paskaičiuokim, iš 3 milijonų gyventojų 70-80 tūkstančių. Ir aišku, kas tos imtus turėjo. Imtuvus tai yra valdininkai, tarnautojai, miestietiška aplinka. Ūkininkai, valstiečiai labai sunkiai turėjo, jų mažai kas. Ir jie, berods apie 5 procentai tik tai ūkininkų turėjo, yra statistika, 400 įvesta tokia, visoje Lietuvoje. Ir antras momentas, kas galėjo klausytis to radijo. Tai reiškia, buvo tokie nelempiniai, modernus, kur jau galėjai, kaip mes dabar įsivaizduojam radiją, klausai įsijungęs, pasukęs ratuką ar ne, bangas pagavęs. O ten buvo tokie detektoriniai, kaip vadinasi, su ausinėmis. Tai vienas tik tai gali klausyti. Taip, vienas klausyti. Tu jau kaimyno savo iš sodžiaus kito nepasikviesi, va čia susėdęs vakarė nepaklausysi žinių. Tai čia vėlgi, tai be abejo, tai buvo laikraščiai pagrindinė ir spaudos tik tai 309 metais daug atsirado, bet Lietuvos valdžia sumanė tokį irgi naują tokį dalyką. 309 rudenį, 40 metų žiemą, kuri labai šalta, tiesą sakant, buvo net ir pavasarį, Vidaus reikalų ministerija, švietimo ministerija, kultūros ministerijos tuo metu Lietuvoje nebuvo kaip tokios, ir dar kelios kitos žinybos sukūrė tokius, sakykime taip, negražiai gal taip skamba, agitacinius tokius išvykimus į Vilniaus kraštą. Kitaip tariant, parinkdavo meno kolektyvus, artistus, rašytojus vieną kitą ir jie važiuodavo, ir reiškia, miestelių, miestų, valsčių centruose, ten kažkur tuose patalpose valsčiaus, organizuodavo paskaitas,
koncertuką kažkokį, ar tai vokalas tai būtų, ar tai kokios kamerinės, ar linksmosios muzikos, kas labai tikdavo, tautinės muzikos. Rašytojai paskaitydavo savo eiles kažkokias, aišku, lietuviškai ir taip toliau. Tai va, tam tikras čia buvo ir tie renginiai nemokami. Ir to žmonės sukviesdavo žiemą, rudenį, šaltas oras, visi, jie ten pakankamai gerai praleisdavo laiką. Ir paskui jie grįždavo, tie jau rašydavo į mūsų politinę policiją ataskaitas, kaip sekėsi. Tai dvigubas toks buvo, rinkdavo apie žmonių nuotaikas vietoje, kaip reaguoja, pavyzdžiui, žmonės į naują valdžią. Tas reiškia, ten nežinau, kur nors Valkininkose, dar kažkur ten toliau, prie Varėnos ar ten dar kažkur Eišiškėse, ką jie masto apie tą naują valdžią. Tai, ir kartu žmonės palinksmina, atlieka tam tikrą Lietuvos reklamavimo darbą ir kartu susirenka medžiagą apie nuotaikas. Tai labai toks darbas. Tai iš to labai daryta daug momentų. Tai šitie momentai, kuriais ir pasiekdavo didelė dalis informacijos, nors jie sakant, aš negaliu pasakyti, kiek ten pasiekdavo. Žinot, čia šiek tiek nusikeliant atgal, 1938 metai pavasaris, Lenkai įteikė lietuviams ultimatumą dėl priverstinių diplomatinių santykių užmezgimo. Nevažinėja politinės policijos atstovai po regionus visus Lietuvos ir renka medžiagą, kaip lietuviai reaguoja. Ar teisingai padarė Lietuvos valdžia, kad pasidavė tam spaudimui ar ne. Reikia surinkti informaciją kažkaip. Turguose klauso, visur kitur. Tai ir sako, kai kuriuose apskrityse, kai kuriuose valsčiuose praėjus savaitei po ultimatumo priėmimo, dar kiti net nėra girdėję apie tokį dalyką. Reiškia, ne taip greit informacija. Ne taip greit praėjo. Čia Lietuvoje, ne Vilniaus krašte, o čia kadangi yra įvairiatautė aplinka, taip kad o Lenkų laikraščius iškart didžiąją dalį uždarė, kaip ir viską. Čia buvo tik tai 1 ar 2 berods palikti, kurie lojalūs jau Kauno, reiškia, Lietuvos vyriausybei. Tai įdomu, ką įvairiatautė ta visuomenė, kokios to žinios pasiekdavo. Aiškiai, žydų bendruomenė kas pasiekdavo. Tai šito aš negaliu pasakyti, bet dėl to ir mėgindavo taip apie tos žmonės tą informaciją surinkti. Tai pakankamai sudėtingas klausimas čia buvo Lietuvoje. Na kągi, ačiū Jums, Artūrai, tada už Jūsų pasakojimą ir už dalyvavimą šitoje laidoje. Su Jumis jau aš tada atsisveikinsiu. Ačiū, dėkui. Tai grįžtame, Arūnai, prie pokalbio ir klausimas dabar apie 41 metai. Vokiečiai čia ateina ir kaip keičiasi dabar turinys. Aš bandau įsivaizduoti vokiečiai tą informaciją, kurią duoda šitam kraštui. Tai Lenkai jiems nėra įdomus, priešiškas elementas, žemai vertinama, aš jau apie tą laikotarpį kalbu, slaviška rasė. Dabar lietuviai aukščiau. Žydai, turbūt jiems jokios informacijos, aš įsivaizduoju, nėra. Tik tai potvarkiai valdžios. Tik tai potvarkiai valdžios. Į ką orientuota ir kokia informacija eina vokiečių okupacijos laikotarpiu? Na, kiek aš esu skaitęs, tai jeigu lyginti pirmojo sovietmečio, pirmosios sovietų okupacijos 40-41 ir lyginti su vokiečių okupacija 41-44, tai vis tik tai tų laidų reiškia kontrolė ir turinys vis tik tai gerokai skyrėsi. Nes pirmojų sovietmečio tai buvo tokios laidos grinai, sakykime, persunktos tą komunistinę sovietinę ideologiją, labai griežtai cenzūruojamos ir mažai tokių, sakykime, buvo laidų, ir kultūrinių ir muzikinių palyginus laidų buvo žymiai mažiau negu vokiečių okupacijos metais. O aišku, ta cenzūra buvo ir sovietmečio, ir nacmečio. Tai buvo cenzūra, bet jeigu žiūrėti klausytojo požiūriu, sakykime, klausytojo požiūriu, tai tos vokiečių laikų laidos klausytojams buvo žymiai įdomesnės negu vokiečių būtent. Kodėl? Kodėl? Todėl, kad reiškia, grįžo, reiškia, tie, sakykime, žmonės ir laidose dalyvaudavo labai daug inteligentų, sakykime. Ir tie inteligentai, reiškia, pavyzdžiui, net Adolfas Šapokas skaitė paskaitas Vilniaus radiofone, ten apie Kosciuško sukilimą, pavyzdžiui, ir kitus dalykus, reiškia, vokiečių okupacijos metais. Ir daug buvo labai tokių muzikinių laidų, reiškia, kultūrinių laidų. Ir lietuviai stengiasi
tie kurie buvo, sakykime, aišku, jeigu taip proporciškai žiūrėti, tai lietuviškų laidų per dieną būdavo mažiau negu vokiškų, netgi buvo 4 lietuviškos, 7 vokiškos, bet buvo pirmais okupacijos metais dar buvo po laidą lenkų ir rusų kalbomis buvo. Vokiečių okupacijos metais. Dar jie bandė kalbėti. Taip, jie dar kalbėjo, bet jau po to nuo 42 tas panaikino lenkų ir rusų laidas, bet 44 sugrąžino. Reiškia, čia irgi toks žaidimas. Artėja frontas, nori, kad, reiškia, išlaikyti tuos, kad jų propaganda, politika, reiškia, patraukti, kad žmonės, reiškia, nesišliestų prie sovietų, o, reiškia, išlaikyti tam tikroje vokiečių įtakoje, jie vėl pradėjo, reiškia, transliuoti radio laidas lenkiškai ir rusiškai. Bet, sakau, jeigu žiūrėt klausytojo požiūrį, tai buvo nemažai muzikos, nemažai, reiškia, įvairių koncertų, nemažai kultūrinių laidų ir ta propaganda, jos aišku buvo, nes ten pranešimai iš fronto, vokiečių vadovybės, ten politinės apžvalgos, be to reikėjo tas lietuviškas visas programas laidų išversti į vokiečių kalbą. Cenzūra tokia stipri buvo. Tai buvo cenzūra, reiškia, ir reikėjo tas net koncertinis programas reikėjo išversti į vokiečių kalbą, kad vokiečių cenzorius galėtų pasižiūrėti arba vokietis. Koncertinės programas, tai turite omeny dainas net? Ir dainas, ir repertuaras, koks reiškia, tai net klasikinės muzikos sudėliotas, koks reiškia, viską reikėjo išversti į vokiečių kalbą. Arūnai, o šiaip įdomu, ar tuo laikotarpiu veikė vienas radijas, nes aš dabar galvoju, iš kur galėjo rasti žmonių tuo metu, kad ir lietuviškas, ir vokiškas, ir lenkiškas, ir rusiškas laidas rengtų. Juk buvo Kauno radiofonas ir Vilnius buvo tik lenkiškas. Ar paskui sujungė ir viena ir ta pati programa ėjo? Nes buvo skirtingos programos, oficialiai reiškia Kauno ir Vilniaus administracinė kontrolė buvo perimta vokiečių žinion. Kauno iš pradžių jau buvo 41 rugpjūčio mėnesį įtraukta į Vokietijos radio tinklą, o reiškia Vilniaus radiofonas tik tai lapkričio mėnesį buvo įtrauktas į vokiečių, reiškia, radio tinklą. Buvo daug visokių dar ir ne tik buvo originalios laidos, sakykime, bet buvo ir retransliacijos, ypač nuo 42 metų. Iš Vokietijos. Iš Vokietijos, reiškia, radijos, ten kokios ypač politinės, kažkokios svarbios naujienos, ar padėtis frontuose ar panašiai, reiškia, būdavo retransliacijos iš Vokietijos. O jums neteko sužinoti ar tyrinėti, ar Gebelso imtuvai Lietuvą pasiekė ar ne, nes Gebelsas tam, kad vokiečiai galėtų klausyti, aprūpino Vokietijos gyventojus tais pigienomis. Na, čia vis tiek buvo, sakykime, tų radio klausytojų buvo mažokai Lietuvoje, nes vokiečiai, pavyzdžiui, irgi įvedė, sakykime, pačioj okupacijos pradžioj iš žydų buvo atimta radio imtuvai. Žodžiu, žydams buvo uždrausta naudotis radio, o žydai bent jau Vilniui tai tikrai buvo labai svarbi, didelė skaitlinga tautinė grupė ir gana nemažai pasiturinčių žmonių buvo, kurie galėjo turėti radio imtuvus. Iš jų, reiškia, buvo surinkti iš karto, o paskui pradėta riboti ir kitoms jau tautinėms. Nes reiškia, mes prisimenam sovietmečius, kad buvo, kai buvo draudžiama klausyti vakarų pasaulio Amerikos balsą ir taip toliau. Praktiškai tas pats buvo ir vokiečių okupacijos metais. Buvo galima klausyti tik tai, reiškia, jau to lietuvišką ir Vokietijos ir jos sąjungininkų radijos. Na, sakykime, kokios tenai, reiškia, Slovakijos ar Vengrijos ar kitų kraštų, kurie buvo Vokietijos. O tai ar radio imtuvai buvo vienaip ar kitaip inventorizuojami iki to? Aš galėjau slapta iki tol turėti nusipirkęs ir palėpiai kur nors klausyti, kol kaimynas neįskundė. Buvo, aišku, kurie ir neregistravo, bet šiaip policijai reikėjo
policija užsiregistruoti visi, reiškia, tų radijo imtuvų. Ir tai pavojingas reikalas, vaiskus tave ir tada... Jeigu tu klausai draudžiamų radijo stočių, pavyzdžiui, Vilniaus lenkai klausydavo Londono radiją lenkų kalba. Reiškia, Lietuvos gyventojai, pavyzdžiui, klausydavo Maskvos radijo ir rusų, ir ten, ir lietuvių ten kažkiek buvo, lietuviškai ten, sakykime, koks nors ten Venclova ar Salomėja Nėris, kaip sakoma, irgi kažką tai per Maskvos radiją kalbėdavo ar eiles deklamuodavo. Tai žodžiu, nuo 42 metų vokiečių valdžiai labai įvedė netgi griežtas bausmes už draudžiamų radijo stočių klausimą. Reiškia, buvo rašoma potvarkiuose, jeigu kas sąmoningai klauso draudžiamų radijo stočių, tas gali būti nubaustas, reiškia, priverčiamaisiais darbais, kalėjimu, o ypatingais atvejais net mirties bausme. Tai švelniausia bausmė, priverčiamieji darbai, tai yra koncentracijos stovykla. Arba darbo stovykla, pavyzdžiui, taip. Kur nors į Pravieniškių darbo stovyklą įsiųsti, durpių kasti pusei metų. Kitaip tariant, koncentracijos stovykla, bet lengvesnės formos. Jo, tos jau oficialios koncentracijos stovyklos Lietuvoje nebuvo, jos tik tai atsirado tik 43 oficialiai koncentracijos stovykla Lietuvoje, kai, reiškia, buvo likviduoti Kauno ir Šiaulių getas, ir Kauno getas buvo paverstas koncentracijos stovykla, o Šiaulių getas buvo paverstas Kauno šitos koncentracijos stovyklos filialu. Tik tada atsiranda jau oficialiai vadinama. O ar yra kokios informacijos, ar kas nors už radijo klausimą buvo realiai nubaustas, nes žydų bendruomenės 43-44 jau praktiškai nebebuvo. Praktiškai, Kauno ir Šiaulių getai dar buvo. Getuose, bet getuose jie neturėjo radijo. Net slapta turėjo. Pogrindžio organizacijos, kiek žinau, turėjo radijo imtuvus pogrindžio. Bet ne tiek jau daug. Labai, aišku, čia labai jau. Apie šitą visuomenės dalį, kuri klausė. Tai ar kas nors buvo pagaunamas, įskundžiamas? Buvo tokių atvejų, tik čia labai įdomi tema, bet ji taip specialiai nėra tyrinėta. Bet aš pats, kiek esu archyve, sakykime, ar spaudoj to meto skaitęs legalioj, tai buvo atvejų, kai žmonės už draudžiamų radijo stočių klausimo buvo suimami ir nubaudžiami ten kalėjimo bausmėm arba kažkokio tai priverčiamo darbo bausmėm. Tokių atvejų buvo. Bet čia yra nedėkingas dalykas, sakykime, istorikui, kuris tyrinėtų šitą temą specialiai. Tai yra, tu turi perversti kalnus, reiškia, archyvinių bylų. Kad iš jų, kaip reiškia, adato šieno kupetoj surast faktą, kad va toks ir toks žmogus tada ir tokioje vietoje buvo suimtas už radijo. Tos bylos dar laukia savo tyrinėtojo. Ten, matot, policijos pranešimai yra daugybė fondų, sakykime, atskirų nuovadų policijos iš visos Lietuvos. Yra daugybė tūkstančiai bylų ir tu gali, pavyzdžiui, pervesti 1000 bylų ir nerasti ne vieno fakto tokio. Tai aš suprantu, bet vis tiek kažkada taip idealiu atveju jos turės peržiūrėti. Jeigu, sakykime, jeigu LRT ar dar kas nors, sakykime, sugalvotų tokį projektą, reiškia, nubausti asmenys už draudžiamų radijo stočių klausimą sovietmečiu ir nacmečiu, tai čia būtų labai įdomi tema ir ją, aišku, būtų sunku, sakykime, tirti dėl labai didelės darbo apimties ir mažai faktų, sakykime, bet tai būtų kažkoks naujas žodis mūsų istoriografijai ir būtų labai įdomu tokį darbą skaityti. Šitoje laidoje jis skamba kaip pasiūlymas. Na ir artėjant tada prie apibendrinimo, radijo vaidmuo ideologijoje, nors Artūras sakė, kad nemėgsta to žodžio, bet propaganda yra propaganda. Propaganda tai yra vienpusė informacija, siekiant paveikti žmonių įsitikinimus ir paskatinti kažkokiam veiksmui. Niekur nesidėsi, patinka ar nepatinka, ir ji yra ir šiandien.
yra ir žinoma jos apibrėžimas ir kada jį prasideda galima atpažinti. Tai radijas kaip informacijos ir kaip propagandos įrankis Lietuvoje prasideda 26 Kaune, 27 čia, Klaipėdoje 38 ar man atrodo metais, ar 36 irgi lietuviai nusprendžia, kad reikia tą kraštą vienaip ar kitaip šviesti. Ir ta kaita. Tai ar tai buvo tikrai svarbus ir reikšmingas ir šiandien radijo vaidmuo, jūsų manymu, radijas persikelia į internetą, bet internetą gali atjungti vienu pasukimu ir nebeliks radijo. Tai radijas kaip FM bangų, sakysime, technologijos įrankis, ar į tą valstybę turi atsižvelgti dar rimtai, kad išsaugotų senasias technologijas. Aš gal daugiau žinau apie nacių okupacijos laikotarpį, tai žinoma, kaip sakiau, buvo vienas dalykas cenzūra, kitas dalykas radio laidos vokiečių kalba, Vilniaus radiofonoje buvo daugiau, jų buvo daugiau negu lietuvių kalba. Bet vokiečių čia nebuvo. Bet buvo vokiečių kariai, vokiečių valdininkai, visokie komisarai, įmonių, kaip sakoma, direktoriai ir panašiai. Bet jų, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, reiškia, Reicho radio retransliacijos ir pats turinys. Reiškia, pats turinys tai buvo, reiškia, propaguojama ne tik karinė Vokietijos galia, ne tik laimėjimai fronte, ne tik, reiškia, priešo nuostolių, kaip ir dabar Rusijos Ukrainos karas, ar ne? Kiekviena pusė, reiškia, parodo, nekalba apie savo nuostolius dažniausiai, bet parodo, kokie yra dideli priešo nuostoliai. Tai tas pats buvo tais laikais, reiškia, vokiečiai stengiasi parodyti, kad savo pergalės, kurių iš tikrųjų buvo labai daug, 41 ir 2 dar metais, bet, reiškia, parodyti, kiek, reiškia, 100 tūkstančių paimta į nelaisvę, ten ir sumuštos divizijos, ir armijos, ir visa kita. O apie savo nuostolius dažniausiai nutylima. Ir apie atsitraukimas, reiškia, vokiečių kariuomenė traukėsi, 43-4, nesakoma, kad čia atsitraukiam iš tokių sričių, bet mes, reiškia, siaurinam fronto liniją, reiškia, va, toks pasakymas, mes mažinam, siaurinam fronto, mes mažinam, taktiniais, kariais, strateginiais sumetimais, mes tiesiog mažinam, trumpinam fronto liniją. Tai kitas dalykas, reiškia, yra svarbus parodyti. Buvo, aišku, antisemitizmo, bet tas antisemitizmas galbūt nebuvo taip labai jau ryškiai, bent jau per radiją, jis daugiau spaudoj buvo matomas ir propaguojamas. Radijoj to buvo mažiau, bet vis tiek, reiškia, tas pasaulinis žydų sąmokslas, kad žydai sukurstė ir pirmą, ir antrą pasaulinį karą, kad, reiškia, kad Stalinas ir jo aplinka yra žydiška, kad žydai sukūrė bolševizmą, žydai, reiškia, padarė masinį terorą Rusijoje, išnaikino daugybę tautų ir ten ir daugybę žmonių, milijonas ir panašiai ištrėmė arba nužudė, įkalino gulagį ir taip toliau. O Amerika tai yra, Amerika ir Anglija ir anglosaksai yra plutokratai. Reiškia, tokių kapitalistai, turtuoliai, už kurių irgi stovi žydai, reiškia, abi tos bankininkai, reiškia, abi Vokietijos didieji priešai ir sovietų bolševizmas ir anglosaksų plutokratija yra, reiškia, valdomos žydų įtakojamos, žydų valdomos valstybės, reiškia, tokia propaganda buvo. Ir dar kitas dalykas svarbus gal, kad reiškia, aišku, tas vokiečių kultūra labai aukšta ir vokiečių, austrų, reiškia, kompozitoriai, ten Bachas, Štrausas ir Wagneris, Mozartas, visi, reiškia, koncertai jų parodyti, kokia yra aukšta, reiškia, vokiečių kultūra. Ir tos muzikos labai daug buvo iš tikrųjų tuo metu per radiofoną rodoma. Ir kitas dar jau artėjant frontui, reiškia, sovietams irgi buvo tas gana tas ryškus bauginimas, kad
jūs turit eiti su Vokietija visom galiom padėti vokiečių, didžiai Vokietijai ir jos garbingai kariuomeniai, Wehrmachtui, reiškia, kovoti su bolševikais, nes jei ateis bolševikai, tai jums bus galas, reiškia, lietuvių tauta bus išžudyta, ištremta ir nieko nebeliks. Ir tas buvo panašu į tiesą iš tikrųjų. Tas buvo panašu į tiesą ir man yra tekę skaityti to meto nacmečio lietuviškoj spaudoj ir kai pagalvoji, tai laimė, kad ne totaliai mus išnaikino, bet tai buvo panašu į tiesą. Tos represijos baisios buvo Stalino laikais. Kągi, ačiū Arūnai už pokalbį. Iš tikrųjų, matyt, apie tos reikalus galima šnekėti daug ir tą įrodo jūsų pasiūlytas projektas, kurį kažkam kažkada reikės įgyvendinti. Tirti tuos dokumentus, kur galimybė atrasti kažką nėra labai didelė, bet ištirti juos vis tiek vienaip ar kitaip reikės. Ir pagerbti tuos žmonės, kurie, sakykime, nepaisydami tų okupacinių režimų, tokios represyvios, žiaurios politikos, vis tik tai siekia sužinoti tiesą, norėjo pasiilgę laisvo tiesos žodžio ir norėjo, reiškia, sužinoti, kaip viskas vyksta iš tikrųjų. Tai dar kartą dėkoju ir primenu, kad mes kalbėjome su Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro generaliniu direktorium daktaru Arūnu Bubniu, kuriam sakau iki pasimatymo dar kartą. Laidoje taip pat dalyvavo Istorijos instituto mokslo darbuotojas daktaras Artūras Svarauskas, kuris mus paliko šiek tiek anksčiau. Laidą iš dalies remia Vilniaus savivaldybė, o ją vedė Audrys Antanaitis. Iki kitos laidos.